Esu Vytautas Valevičius, balotiruojuosi Danės rinkiminėje apygardai. Sąraše esu gana apačioj, numeris labai įdomus, 127, bet aš manau, kad ne numeris apsprendžia žmogaus vietą sąraše. Iš esmės kalbam apie tai, kad man labiausiai rūpi miesto ekologijos ir sveikatos problemos. Aš manau, kad kol kas šita tema yra tarsi šalutinė Lietuvai. Aš norėčiau, kad ji taptų viena iš pagrindinių. Mano kolegos labai gerai pabrėžia, kad Valstiečių žaliųjų sąjunga yra ta partija, kuri žemiškiausia. Aš suprantu, kad ten nėra visi idealai, bet tai yra pakankamai gera komanda, kuri gali užsiimti ir ekonomiką, ir ekologiją, ir sveikatos struktūros pakeitimu, taip kad žmonės galėtų naudotis savo piliečių teisėmis pilnai. Balsuokite už šitą sąrašą. Na, kalbant apie sveikatą, aš norėčiau paliesti ne tik tai žmogaus būsena, kai tau nebėga kraujas, kai tau neskauda galva, neskauda pilvas, sąnarių. Manau, kad sveikata yra tema kur kas platesnė. Tai yra, pirmiausia, tai valstybės sveikata, kurios šiandien tikrai nebeliko jau. Tai yra sveikata mūsų bendruomenių, tai yra sveikata mūsų šeimų. Dabargi girdime, kad jau ir šeimos traktuojamos labai įvairiai, labai įdomiai. Netgi nebūtinai gimdyti vaikus, galima taip jų turėti. Tai vat, manau, kad Valstiečiai žalieji yra tie žmonės, ta organizacija, ta partija, kuri būtent tvirčiausiai ir arčiausiai prie tradicinės šeimos principų, prie vaikų auginimo sveikai, kultūringai. Ir todėl man džiugu, kad štai Ramūnas Karbauskis, partijos pirmininkas, pasisako už tai, kad ne ūkio ministerija, ne vidaus reikalų, bet būtent švietimo, kultūros ministerijos turėtų būti pirmiausia šito mūsų susivienimo akiratyje. Ir mes tikrai dirbsime tą linkmę, kad augtų Lietuvoje sveika, stipri jaunoji karta. Ir štai turbūt girdėjote, kad Lietuvos sveikuoliai kartu su Olimpiniu komitetu jau turi bendrą sutartį, kurią pavadinama Sveikatos olimpiada, ir 12 metų programa, kuri tęsis nuo 1 klasės šiemet iki pat 12 metų, kada mes galėsim Lietuvoje išleisti pirmąją sveikų abiturientų kartą. Dabargi iš 100 abiturientų tik tai 3 tie yra sveiki. Visi kiti jau šiandien yra ligoti, nes auga labai labai keistose sąlygose ir jų sveikata vis prastėja. Tai mes jau padarėme nemažą darbą tam, kad Lietuvoje atsirastų sveikatos rūmai. Turime didžiulį aktyvą žmonių, kuriem pavyko paveikti Seimą, kad kiti metai būtų Lietuvoje paskelbti sveikatos metai. Ir mes tikrai kalbėsime ne vien tik tai apie ligų nebuvimą ir asmeninės sveikatos problemas. Mes šnekėsime apie valstybės sveikatą, apie teisingumo ir teisybės vietą toje sveikatoje. Mes kalbėsime ir apie tai, ką reiškia ekonomika, ką reiškia mūsų resursų panaudojimas, labai šiandien nelogiškas ir neteisingas, iškreiptas. Tai šitie visi dalykai, manau, kad kartu sudėjus padarys tą perversmą, kada žmonės ims keistis. Ir tik tai pasikeitė žmogus, kuris savo dvasioje, savo širdyje yra sveikas, jisai be abejo supranta, kad ir kūnas jam turi tarnauti šitam tikslui. Ir aš tikiu, kad šita kadencija Seimo bus pirmoji, kuri realiai pradės kviesti žmonės į permainas, o kai žmogus susitvarko savo mintise, susitvarko savo sąžinėje, tai ir darbas jam geriau sekasi, ir savo vietą geriau suranda, profesinį pašaukimą atranda. Ir jisai žymiai tvirtesnis yra pilietis, todėl kad tie 3 drambliai yra esmė – sveikas, profesionalus pilietis. Šito mes sieksime ir aš džiaugiuosi, kad šitoje partijoje radau daug bendraminčių. Dainiau, ūkiškas klausimas dar. Kaip jūsų nuomonė turėtų atrodyti sveikatos sistema? Na, be abejo, ne taip, kaip dabar atrodo. Kadangi puikiai suprantame, kad ir ta Pasaulio bankas tvirtina, kad investavus $1 į žmonių sveikatos profilaktiką ir rūpinimas savo sveikata, mes iš karto sutaupom $24, jie sako, reiškia, o mes sakom litus ligoniniai. Tai jeigu mes pradėsim skaičiuoti, kiek mes investuojame į mūsų žmonių lygų profilaktiką, kad jie būtų apšviesti, informuoti ir jiems suteiktos sąlygos sveikai maitinti, sveikai gyventi nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų, tai vienas žmogus
investavęs, arba valstybė investavus į žmogų 1000 litų, jau šitos kadencijos, 4 metų kadencijos laikotarpyje mes turėsime 24 000 laisvus ligoninės. Mums nebereikėtų ieškoti ranką ištiesus pinigų vėžio gydymui arba nelaimio gydymui, kas šiandien dažnai matosi, jeigu valstybė rūpintųsi kiekvieno žmogaus informaciją, kaip jį galim pačiam gyventi, teisingai maitintis ir gyventi darnoje su savimi, savo šeimoje. Tai va, aš manau, kad mes tikrai pasieksime, kad lygų profilaktikai būtų skiriamas tas tvirtas 1 litas, kuris atneš 24 litų pelną jau po 4 metų. Ir tai yra realu, kadangi visos pajėgos jau tam yra suteiktos. Pirmiausia, tai sveikatos sistemoje matau tai, kad per mažai dar besirūpinama žmogumi lygi tol, pakol jisai elementariai susirga. Pirmiausia, tai žmogum reikia rūpintis taip, kad jisai nesusirgtų. Tai būtent prevencija, susirgimų prevencija turėtų būti viena iš pagrindinių sveikatos apsaugos tikslų ir problemų, kurią sveikatos ministerija turėtų spręsti ne taip kaip dabar, o kur kas organizuočiau, pasitelkiant, kad ir pirmtaką kalbėjusi prieš mane tą patį Dainių Kepenį su sveikojų klubu, kurie tikrai turi didžiulę patirtį ir galėtų visoje Lietuvoje ją dalintis. Aš jau nekalbėsiu apie kitas blogybės sveikatos apsaugoje, kur matau kišininkavimą, tą pačią korupciją, vėlgi žaidimą su laisvomis vietomis ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose ir visur kitur. Aš manau, kad kiekvienas rinkėjas tą puikiai žino ir konstatuot faktų čia tikriausiai visai ne vieta ir tuščias laiko švaistimas. Sveikatos sistema pas mus, aišku, turi labai keistą pavadinimą. Sveikatos apsaugos ministerija rūpinasi ne sveikata, o gydymu. Iš esmės reikia keisti funkciją ir matyti pereiti prie tam tikro skandinaviško modelio, kai socialinė sveikatos sistema yra viename asmenyje. Rūpintis reikia žmogumi. Žmogumai reikia rūpintis vaikystėje, jaunystėje, brandaus amžiaus ir senatvėje. Tai šitoje vietoje noriu pasakyti, kad iš esmės reikia visą sveikatos ministeriją ataskaitę išvaikyti, reformuoti. Bet tai nereiškia, kad reikia paleisti ligoninės ar ambulatorijas. Priešingai, aš manau, kad jų funkcijos turi būti pagilintos, pagerintos, aprūpintos nuo technika, infrastruktūra ir panašiai. Snoro banko griūtis parodė, kad Lietuvos sveikatos sistemai yra perteklinių pinigų. Atlyginimai maži, gydytojai ir seselės važiuoja dirbti į užsienį, o pas mus pinigų perteklius. Tai rodo ne ką kitą kaip sistemos ydas. Dabar grįžkime prie Klaipėdos. Labai neseniai, prieš keletą metų, Klaipėda įstojo į sveikų miestų judėjimą. Visi laikraščiai tyčiojosi iš šito pavadinimo, kaip čia dabar Klaipėda sveikas miestas. Kadangi aš buvau šiek tiek atsakingas už šitą projektą ir lieku už jį kol kas atsakingas, tai aš manau, kad tai yra kryptis. Ir mes stengiamės, kad Klaipėdoje gyvenantys žmonės būtų gerokai sveikesni ir laimingesni negu kitų miestų atstovai. Man, pavyzdžiui, tarnauja ne kas kita, kaip New Yorko meras Bloombergas. Jis jau apie 20 metų, kai vadovauja šitam miestui, nusikalstamumas krito 10-20 kartų, sergamumas visose lygiuose krito 3-4 kartus ir panašiai. Tai yra, jis pastoviai tuo rūpinasi. Jis rūpinasi, kad nebūtų rūkoma jokiose viešose vietose, ne taip, kaip mūsų vaikams galima rūkyti prie mokyklų krūvomis. Jis rūpinasi, kad būtų mažesnis triukšmas, kad būtų mažesnis tarša ir taip toliau. Kitaip sakant, Klaipėda eina tą kryptimi ir ačiū Dievui, kad kol kas politikai neprieštarauja šitam, gal ne tiek padeda, kiek galėtų padėti, bet aš manau, kad Klaipėdos pavyzdys galėtų tarnauti ne tik tai patiems klaipėdiečiams, bet visai Lietuvai. Aš manau, kad laikas daryti ne tik Klaipėdą sveikų miestų, bet ir Lietuvą sveiką šalimi. O šitoje vietoje man labai patinka pono Kepenio idėjos apie sveikę gyvenseną. Ir baigiant, aš manau, kad iš esmės nereikia reformuoti sveikatos sistemos, reikia sutvarkyti. Tvarkymas yra labai paprastas, tai yra pakelti atlyginimus seselėms, slaugytojams, gydytojams. Pinigų tam ypatingai nereikia, reikia sutvarkyti pačią sistemą. Antra, reikia ją pakankamai keisti informacinės technologijos kryptimi. Mes jau matome, sakysim, tos tiek Amerikos, tiek Europos šalių pavyzdžius, kai su gydytoju galima bendrauti internetu ir nereikia.
Tai, kaip sakė mano kolega Leika, iš dalies sumažintų netgi tą pačią korupciją, nes negali per internetą paduoti per ten 100 ar 200 litų. Aš manau, kad įdiegus naujasias technologijas galima supaprastinti žmonių bendravimą su gydytoju ir patobulinti visą tą sistemą, jos nereformuojant, nes tų reformų, man atrodo, yra per akis.